Man labiausiai tai patinka, ne taip labai patinka dirbti, kaip patinka labai bendrauti su žmonėm. Man labai patinka prekiauti turguje, geras žodis žmonių, kuris motyvuoja. Ir ta prasme, nėra taip sunku jau dirbti, kai tave motyvuoja žmonės, kurie laukia ir kuriem reikalinga tavo produkcija ir tavo daržovės. Tas mane labiausiai motyvuoja ir skatina toliau judėti. Kadangi tai yra mažas ūkis, o mažame ūkyje mes neturime daugiau darbuotojų, tai čia yra labai daug darbų, tai yra ir labai daug iššūkių. Reikia vienu metu auginti vaikus, suplanuoti visą daržą ir pagalvoti apie realizaciją, apie viską. Vienam žmogui susidėlioti yra pakankamai sunku. Tikrai būtų didžiulė pagalba, jeigu ateitų konsultantai ir išpasakotų, kaip susiplanuoti, kaip padaryti. Ir kas yra moteriai labai svarbu, tai matyti visiškai aišku tą planą, kaip jinai galės išgyventi, netgi pradėdama daryti. Kadangi tai yra mažas ūkis ir mes turime labai limituotą rankų skaičių, tai mums labai svarbu ūkiai inovacijos. Kiekvieną kartą mes žiūrime, ieškome naujausių sprendimų, ką galėtumėme pritaikyti savo ūkyje. Pradedant nuo sėjos, baigiant ravėjimais ir derliaus nuėmimu. Dažniausiai mūsų įranga atkeliauja iš Europos, Lietuvoje nelabai yra. Lietuvoje daržininkystė nėra labai išplėtota ir labai inovacinių sprendimų Lietuvoje nėra. Tai dažniausiai atkeliauja ar tai iš Prancūzijos, ar tai iš Vokietijos. Ir daug įrankių atkeliavę pas mus į ūkį yra iš Amerikos. Tai stengiamės viską taip pasidaryti, kad kur nereikia žmogaus, kad padėtų mums įrankiai. Taip, aš labai daug bendrauju su moterim ir kas yra labai smagu ir džiugu, kad moteris viena kitą palaiko. Kaip ir pavyzdys yra dabar mūsų šitas Grass Sailing gyva laboratorija, ne? Tai moteris viena kitai duoda patarimus, viena kita palaiko, viena už kitą džiaugiasi, netgi atvažiuoja, padeda į pagalbą. Tai man labai smagu, kad moteris taip vienijasi ir viena kitą skatina daryti. Mano patarimas moterim būtų toksai: tiesiog daryti, nebijoti, truputį pasverti, pasvarstyti ir vėl dar kartą daryti. Tik tai darymo būdu viskas pasidaro.